ko gero sakyčiau, kad pradedam klausimus. Tik prieš tai galbūt profesorius Jokubaitis nori kaip nors reaguoti į kokias nors Radžvilo pasisakymo vietas? Radžvilas nuo manęs nusirašė viską. Tai, ką jis vadina ideologiniu mąstymu, tai, žinot, kaip marksistai aiškino, kas yra religija, tai jie sakydavo, kad ten ir yra ideologinis mąstymas, viskas kaip kameroje apversta aukštyn kojomis. Ko trūksta žmonėm tikroviai, tą jie gauna iš idėjų pavidalų. Ir iš tikrųjų, ką Vytas sakė, užtat aš ir naudoju tą terminą, nes tai yra tikintis žmogus mato tai, ko nemato netikintis žmogus. Tai šitam pasauliu yra nuo seniausių laikų. Ir man atrodo, kad yra kažkoks tas kvazi religinis panašumas Europos Sąjungoje, kad jų politikai gyvena ne šitam pasauliu, ką Vytas pavadino, kad jie peržengia natūralią nuostatą, jie gyvena savo idėjų pasauliu, savo pačių. Kai Merkel sakė, kad Putinas jau yra ne šioje realybėje, dabar man kyla klausimas, kas iš jų yra ne šioje realybėje. Gal pasikeisdami turbūt, visi politikai pabūna ne šitoje realybėje, bet dabar bent jau yra lygiosios 1:1. Kviečiam užduoti klausimus, būtų gerai orientuotis į tai, kad tai yra klausimas, o ne pasisakymas ir jį formuluoti kaip klausimą, paliekant daugiau laiko atsakymui. Ar tarp šitų žmonių yra norinčių? Tai prašau. Labai trumpas klausimas. Jeigu ne žmogaus religija, tai kokia religija? Ne individualių įsitikinimų prasme, bet kaip valstybės ir socialinio gyvenimo pagrindas. Čia, kaip suprantu, jeigu neįvardėjom kam, tai tada kas nors turi atsakyti. Radžvilas pavargęs yra tai. Nesunku atsakyti. Labai keista atrodo ta pati savoka žmogaus religija. Buvo pradžioje žmogus žmogui yra vilkas, Hobsas, paskui apšvieta padarė žmogus žmogui yra žmogus, paskui gilinant šitą projektą buvo padaryta, kad žmogus žmogui yra Dievas, po to demokratai padarė, kad vox populi, vox dei, kad liaudis jau yra vietoj Dievo. Tai jums atsakant, iš tikrųjų, čia kitas klausimas būtų jau antra dalis jūsų klausimų ten su socialinė politinė, kuri religija ir kokie jos santykiai čia reikėtų ilgai aiškinti, bet atsakymas į jūsų klausimą būtų paprastas. Gaila, kad čia nesimato langų, jie aukštai yra, jūs pamatytumėt, kokios Vilniuje yra bažnyčios. Čia yra krikščioniškos bažnyčios, nėra problemų Lietuvoje ir kitiem tikėjimai, aš nežinau, turbūt dar nelabai girdėjau, kad čia dėl religinių priežasčių Vilniaus miestas ir visa Lietuva ką nors būtų persekiojusi. Tai yra žmonės, kurie tiki tą žmogaus religiją, aš to nebejoju, nes tai yra ta sekuliari apšvietos religija, kuri kitaip yra vadinama humanizmo vardu. Tai yra, žmonės galvoja, kad yra iš tikrųjų Dievas, kuris yra susietas, bet jau čia turbūt dauguma galvoja apie tai, kas atsitiko prieš kelis tūkstančius metų Jeruzalėje, kad šitas įvykis yra pakeitęs pasaulio gyvenimą. Aš tai konstatuosiu, kad Šimašius nesutiko leisti Vilniuje statyti, tiksliau atstatyti mečetes. Tad religijų karai vyksta ir Vilniuje. Ar yra daugiau klausimų? Ranka aukštai gale. Su didžiuoju džihadu ir žmogaus vertybėmis, žmogiškąja prigimtimi grįžtų pasaulio matymą. Ar sekuliarizacija nėra didesnė? Yra. Aš atsiprašau, jei galite garsiai pakartoti trumpai klausimą apie jūsų. Taip, galiu. Ar Europos sekuliarizacija nėra didesnė problema pačiai Europai negu islamas su savo džihadu ir objektyvios žmogaus prigimties samprata, jeigu teisingai referuoju? Yra problema ir jinai atsiranda labai netikėtai. Kai mes išskėstom rankom pasitinkam juos, remdamiesi šitą žmogus žmogui yra žmogus religija,
tas, kuri iš tikrųjų savo ištakom siekia turbūt krikščionybę, bet yra pasikeitusi. Tai labai keistas dalykas atsitinka. Mes juos pasitinkam irgi taip, kaip mes įpratę, kaip žmonės atskirus individus, bet iš to, kiek aš esu matęs, aš nesu specialistas islamo religijos, bet kiek aš esu skaitęs Koraną ir kiek skaitęs nedaug apie islamą, problema yra ta, kad jų tapatumas yra kolektyvinis. Ir kaip Vytas sakė, jie šiuo metu yra individai, bet paskui jie susitelks į bendruomenę. Ta rodo patirtis, turbūt empirinė patirtis, lig šiol visoje Europoje, kur buvo. Ir čia gali prasidėti iš tikrųjų problemos, aš manau, kad čia keistas dalykas. Ta filosofija, kurią mes vadovaujamės, vieną dieną jiem pasidarys nepriimtina. Čia CDF televizija vokiečių, net prieš kokias 2 savaitės, 3 Vokietijoje jie su mokiniais kalbėjosi vokiečių, kurie jau užaugę Vokietijoje vaikai ir jie į Vokietiją žiūri ten konstitucinis patriotizmas, kitos vertybės, jiem yra mažiau svarbios negu tai, ką jie gauna savo šeimoje ir ką gauna savo bendruomeniai. Aš nesu šito dalyko specialistas, bet čia yra tas paradoksas toks, kad mes esam sunkiau pažeidžiami, mes esam lengviau pažeidžiami negu jie, nes vieną dieną paaiškės, kad skirtingai negu mes, nes mūsų religinis tapatumas yra labiau išplaukęs, jūs visi žinot, iš karikatūrų atveju arba iš tų visų kitų atvejų. Čia kaip sako kai kurie žmonės, ar islamas gali iš vis būti neradikalus. Čia, Bragas tą sako nuolatos, kuriuo šitoje vietoje aš galėčiau apeliuoti kaip autoritetų. Ir manau, kad čia gali iškilt mums problemos. Bet kadangi tai yra spekulacija, tiesiog būtų gerai, kad mes turėtume savo kolektyvinį tapatumą, kad mes turėtume savo tiesą ir kad jie su šitą tiesą taikytųsi. Bet jūs jau matėt, Anglijoje diskusija prasidėjo, ar netaikyti religinę teisę, neleis taikyti tom bendruomenėm. Kita vertus, jūs pažiūrėkit, kas darosi Šiaurės Amerikoje. Bent aš kiek mačiau tam vokiečių filmą, Kanadoje už bet kokį didesnį pažeidimą yra greitai iš jos išmetami ir išskraidinami, kad grįžtų į savo tėvynę. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos tą patį daro. Europa šitoje vietoje yra, kaip visada, po Amerikos lėktuvais ir lėktuvnešiais, jie jaučiasi saugus ir gali savo leisti didesnius eksperimentus. Aš manau, jeigu nebūtų Jungtinių valstijų, tai mes būtume daug atsargesni visais atžvilgiais, nes tas suteikia tokio tam tikro parazitavimo ir atsipalaidavimo. Vytai, norit? Vytas pavargęs. Toliau, prašom. Pasiekite. Taip. Buvo įvardinta, kokie gali būti motyvai priimti tuos žmonės. Vienas galbūt nepaminėtas yra eilinis tas toksai bendras gailestingumas, ar ne? Ypatingai, nežinau, kiek man teko susipažinti su katalikiška pozicija. Ir mano klausimas yra toks, ar valstybė gali būti gailestinga ir ar dabartiniai Europos Sąjungoje iš viso dar yra kažkokia bent ir jeigu valstybė gali būti gailestinga, ar Europos Sąjunga dar yra tokių valstybių, kuri bent jau turėtų gali būti gailestinga? Aš kaip senas liberalas, nereikia būti dogmatikais. Liberalai turi kartais gerų idėjų. Ir būtent šito klausimu aš siūlau bent Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute nustoti kalbėti, kad kažkas rodys gailestingumą tam. Kažkoks valstybė Lietuvos, dar kažkoks kolektyvinis subjektas. Jeigu tai yra asociacija žmonių ir jie nutarė, kodėl ne. Bet dabar nuo šiol, iš tikrųjų, aš manau, nebejoju, kad šitoje auditorijoje yra žmonių, kurie nori pabėgti, žmonių, kurių likimai iš tikrųjų, pagal auksinę taisyklę mes norėtume atsidūrę jų padėtį, kad būtų padedama. Bet susitarkim dabar taip, iš tikrųjų, kiekvienas. Fabijoniškai, Žirmūnai, niekas nekalba, kad kažkas turėtų padėti. Kiekvienas ar tyliai ramiai padarot ir niekam apie tai nesakot.
Aš kaip dėstysiu jum, kai matysiu čia, aš net nežinosiu, kad jūs iš tikrųjų darot žavingą dalyką, jūs jam padedat. Bet jeigu tai būtų asmeninis ir privatus dalykas, tai iš tikrųjų yra gražu. O dabar, kada tie visi šnekėtojai tuose portaluose, čia įprastinės liberalios demokratinės visuomenės, daug šnekėtojų, maža sprendėjų, maža ką nors darančių. Taip, kad čia bent jau susitarkim, kad kiekvienas tada mirštam po vieną ir iš tikrųjų kiekvieno siela gali būti išganyta po vieną individualiai ir todėl šitą dalyką irgi padarom individualiai. Radžvilo nuomonė, aišku, skirsis nuo mano. Ar atsigavai, Vytai? Nes jis turėjo 3 paskaitas šiandien. Jaunybės pirmakursiai nusveikėno. Rasiu jėgų dėl ypatingo klausimo svarbumo. Taigi, jeigu kalbame apie gailestingumą, šita ideologinė mašina, kuri turi savo tikslų, be abejo į jį apeliuoja. Ir pradžiai pasakysiu už tai, ką. Nesiktinai pasinaudojau Arvydo Juozaičio pasiūlytą skirtinį tarp pabėgėlio ir atbėgėlio. Pabėgėlis yra žmogus, kuris iš tiesų gelbsti savo gyvybę. Ir jis faktiškai galvoja, jeigu kaip darė 44 metais mūsų pabėgėliai, grįžti į savo tėvynę. Tikrų pabėgėlių į Europą turėtų būti nepalyginamai mažiau, štai kodėl. Kaip kažkada mūsiškiams buvo saugios stovyklos Vokietijoje, ne taip toli nuo Lietuvos ir visi tikėjosi, kad po metų kitų grįž čia. Tai vadinamieji pabėgėliai, jeigu tai būtų tikri pabėgėliai, jie puikiausiai gali įsikurti saugioje vietoje, kokia yra Turkija. Ir tada ta pati Europos Sąjunga galėtų padėti realiai Turkijai pasirūpinti žmogiškom sąlygom ir taip toliau. Be jokios abejonės ten, kur yra tikri pabėgėliai, manau, kad juos reikėtų priimti, kruopščiai atfiltravus ir nieko nebūtų baisaus, jeigu Lietuva tokių žmonių paimtų. Bet bėda yra štai kokia. Kaip jau sakiau, tais pabėgėliais arba dėl jų yra dvigubas politinis ir ekonominis interesas. Kalbant labai aiškiai, reikalingi pigus vergai, darbo jėga. Ir tada mes išgirstame apie gailestį. Bet čia su to gailesčiu yra vėlgi įspūdinga painiava. Radikaliai ideologizuoto mąstymo žmogus, jis yra fanatikas, bet be širdies. Ir todėl jo gailestis visada būna abstraktus. Tai pažįstama beje iš Lenino laikų. Leninas ir panašus piliečiai, kurie taip rūpinosi proletariatu brangiuoju, būdami emigracijai niekada negyveno darbininkų kvartaluose. Jie jaukiai patogiai gyveno vidutinės buržuazijos kvartaluose. Jie nesidalino. Vytai klysti, Leninas geriau gyveno negu vidutinės. Šia požiūriu sutinku. Ko gero būsiu suklydęs. Neįvertinė proletariato vado. Tai štai dabar, ką mes turime, sukūrėme regimybę, kad toks pilietis, kuris rodo gailestį, jam iš tikrųjų rūpi konkretus žmogus. Bet šitokį rūpestį galima parodyti vieninteliu būdu. Prisiimti tą konkretų žmogų pas save į namus. Ideologas ir demagogas be širdies sako štai, kad mylėkime žmonės ir būkime atjautus, bet juos priimti turi kažkas kiti. Šiuo atveju Lietuvos valstybė. Jis labai elegantiškai nusiema nuo savęs šitą naštą. Kitas šito žaidimo aspektas, jeigu analizuoji tokią mąstymo struktūrą, yra ta. Toks pat žmogus, kai jo vardu veikia valstybė, pavyzdžiui, ponė Merkel. Jinai irgi apeliuoja į tą patį argumentą ir sako, priims Vokietiją. Vokietijos valstybė.
irgi niekas nereikalauja priimti asmeniškai. Bet kas čia išlenda? Apie Lietuvą nekalbu. Net galingoji Vokietijoje pasirodo už tokį valstybės geranoriškumą ar dosnumą moka tas pats konkretus gyvas žmogus. Jau ką klykia bavarai, kiti, jie sako, neturtingosios Vokietijos socialinės rūpybos sistema to neatlaikys, prašau. Labai paprastas pavyzdys. Mūsų rektoriai labai elegantiškai pasakė, mokysime pabėgėlius nemokamai. Didinga tai. Bet juk ką tai realiai reiškia? Kad tarp jūsų, tai yra tų, kurie ateis vėliau universitetą, bus mažiau krepšelių, mokėsite iš savo kišenį. Jie demonstruoja gailestingumą, bet ne savo sąskaitą. Tai štai tikrai krikščioniškas gailestingumas reiškia. Jeigu aš galiu, turiu širdį, aš asmeniškai pasikeičiu. Bet nerodo tariamo gailestingumo sakydamas, kad būkime gailestingi. Bet svarbu, kad man tai nekainuotų. Tegul apmoka kiti. Va čia vyksta pats baisiausias žaidimas. Aš noriu pasakyti, kad va, tas principas mylėk savo artimą, jis liečia, yra labai problemų su politika santykis, nes bijau, kad Lietuvos įstatymai šiandien yra numatę tokius dalykus, kad aš ir jūs visi turėsite eiti, jeigu kas į karą. Ir jeigu mes ginsim savo bendruomenę, tai tuo metu prisieis nužudyti tuos, kurie bus kitoj pusėje. Ir čia yra toks liberalios demokratijos keistas momentas. Tai šiaip tai negali būti mirties bausmės, net nėra Lietuvoje, bet yra numatyta, kad jeigu kiltų karinis konfliktas, aš galėčiau nužudyti kitus. Netgi tas, kuris man nieko blogo nėra padaręs asmeniškai, bet tiesiog, kad kolektyvas, kad tam tikras politinis darinys save galėtų apginti. Bet to yra įvairiausios spec tarnybos, kurios šiuo momentu, manau, kad instituciškai nusikalsta tam principui mylėk savo artimą. Ir šitas principas iš tikrųjų yra klausimas, ar jis yra politinis. Ir kiek, jeigu jis yra politinis, tai yra tam tikros dalis, kuris į politiką įsiterpia gana sunkiai. Iš tikrųjų, tai principas, kuris daugiau liečia asmenį. Bet kai Vita sakė, tai aš manau, kad geriausia būtų taip ir daryti. Jeigu įsivaizduojat, jeigu katalikų bažnyčia intensyviai sako, kad čia yra vienintelis jos principas ir toliau prasideda, kad islamo tikėjimo atstovai pradeda iš tikrųjų naudoti brutalius veiksmus ten prieš bendruomenę ar ką nors, noriu pasakyti, kad jie turėtų ginti savo tikėjimą. Taip atsitikdavo daugybę kartų per istoriją. Kai gini savo tikėjimą, tai nereiškia, kad šito tikėjimo žmonės, kurie visą pasaulį laiko draugais, kad jie gali neturėti priešų. Priešų, norit ar nenorit, visada atsiranda. Toks yra tas pasaulis. Tie, kurie pagalvojo, kad šiame pasaulyje priešų jau nebėra, tai jie dažniausiai paskubėjo, nes tuo dalyku atsiras kur nors ir pasinaudos koks nors priešas. Gavo visi namų darbus. Ar yra dar klausimų? Turim, sakyčiau, dar pusvalandį laiko. Galiu patikslinti. Gali patikslinti. Nes mano antroji klausimo dalis buvo, apie tai ir buvo, nes aš bent jau įsivaizduoju valstybę kaip politinę bendriją, o politinė bendrija, sakytum, galėtų tam tikrą prasme būti asmuo. Man atrodo, tokia ir yra politinės bendrijos mintis bendrijos. Tai mano klausimas, ar gailestingumo iš viso negali parodyti politinė bendrija, ar tiesiog dabartinės valstybės jau nebėra politinės bendrijos ta įprasta prasme? Iš esmės nebėra, bet vis dėlto, jeigu kalbėti iš principo, tai senoji valstybė, kuo skiriasi klasikinė valstybė nuo tos, kuri prasideda su Makiaveliu. Senoji valstybė be jokios abejonės buvo pagrįsta etiškai ir jos gyvenimą valdė etiniai principai. Nuo etikos atsaistymas prasideda nuo Makiavelio. Tai aš manyčiau, kad jeigu įsivaizduokime, dar būtų šitame pasaulyje tokia valstybė, bet tą gali iš bėdos padaryti ir šiuolaikinė valstybė, tai turėtų daryti labai paprastai. Jinai turėtų pirmiausiai jausti konkrečią atsakomybę už savo politinę bendruomenę ir pagal išgales padėti iš tikrųjų tiems, kurie yra bėdoje. O problema, aš pasakau labai paprastai. Ką reiškia išteklių problema ir ją neatsitiktinai paminėjau. Taigi,
Bangladešas yra 300 milijonų šalis, kuris skęsta dėl potvynių ir taip toliau. Paprastas klausimas vadinamiesiems humanistams. Kiek Lietuva su 300 eurų minimalia alga ar panašia pensija gali tokių priimti? 10 tūkstančių, 20, 50 tūkstančių. Taigi, jeigu tu eisi tuo keliu, kas nutiks, paprasčiausiai tarsi tokiu pat pagalbos prašytojų, kaip tie, kurie atbėgo. Todėl gailestingumas turi eiti su racionalumu, o tai reikštų, kad galima sulaukti piliečių bendrijos pritarimo, kad, tarkime, Lietuva skirtų kažkiek tai milijonų realiai humanitariniai pagalbai pabėgėliams, kurie yra stovyklose. Iš tikrųjų priimtų dalį konkrečių būtent politinių pabėgėlių, o ne atbėgėlių, nes atbėgėlis nuo pabėgėlio skiriasi tuo, kad atbėgėlis diktuoja savo sąlygas. Ir tokie veiksmai, kiek jie nepažeidžia savos politinės bendrijos gyvybingumo, jie yra natūralūs ir įmanomi. Bet kitas dalykas, jeigu štai šitokia mąstymo logika pakeičiama, kaip sakiau, dviem abstrakcijom, arba turime bukai nežiūrėti, kas vyksta pasaulyje, rūpintis tik savo kailiu, arba priešingai, kaip sakiau, rodyti dosnumą, kurį nežinia, kas apmoka. Taigi iš principo tai įmanoma, etinis elgesys bendruomenė. Bet tai turi būti kaip? Turi būti normalus demokratiškas apsvarstymas. Turi valdžia arba atsakingi pareigūnai žinoti, kad tauta su tuo sutinka. Pabėgėlių kvotas vis dėlto turėtų svarstyti bent jau Seimas ir panašus dalykai. Ir tada viskas kitaip atrodytų. Aš noriu pasakyti, kad tai, kad jūs sakėt, kad valstybė yra kaip asmuo, taip nėra. Liberali demokratinė valstybė yra neutrali moralė, religija ir filosofija. Teisingumas skiriasi nuo gailestingumo. Liberali demokratinė valstybė nėra ne tik gailestinga, jinai nėra net gera, jinai yra teisinga. Ir tai yra iš tikrųjų du skirtingi dalykai ir galiu pasakyti, kodėl taip yra. Todėl, kad šioje auditorijoje yra žmonių, kurie turi vienokius įsitikinimus privačius apie gailestingumą, kurie, tarkim, yra grįsti tuo, ko galbūt aš nevykusiai vadinau žmogaus religija, o kiti įsitikinimai yra kitokie. Ir kadangi yra įsitikinimų konfliktas, valstybė pasako, kad jinai iš tikrųjų, o dabar jūs visi turėdami skirtingus įsitikinimus, įeikite į tokią padėtį, kad aš galėčiau būti jūsų atžvilgiu neutralus. Taip, kad iš tikrųjų jūs norite, kad valstybė darytų tai, ko jinai vakaruose nuo moderniųjų laikų pradžios nuolatos atsisakinėjo daryti, ir manau, kad šiuo metu yra pasiekta viršūnė. Tai, ką daro užtat, kas vyksta šiuo metu Europoje, yra šiuo atžvilgiu šokiruojantis dalykas. Ir labiausiai turbūt nustebę yra amerikiečiai šiuo atžvilgiu, kurie irgi turi tą savo revoliucinį konstitucionalizmą. Piliečių asociacijos, o visuomenė visa, valstybė visa nėra asociacija, kad mes susitarėm kaip filatelistų sąjungoje, gyvensim pagal bendrą, kaip jūs norit, gėrio supratimą, pagal tam tikrą bendrą gailestingumo supratimą. Valstybė, dabar, prisimenu, gerai. Mane šokiruoja visada Kanto įamžinąją taiką ir žinot, kam dėsčiau šitas Kanto pasakymas. Immanuelis Kantas, jūs įsiklausykit, pasakė, kad valstybę gali sukurti net ir velniai. Nesuprantu, apie kokį gailestingą. Aš nemanau, kad velnias yra gailestingas. Jis atbulai viską turi daryti. Net jeigu jis yra gailestingas, tai tame yra kažkas tikrai potencialiai blogo. Niekada netikėk. Va toks atsakymas. Papildant Radžbą. Ar yra dar klausimų? Dar viena ranka aukštai gale. Turbūt sutrumpinsiu, bet idėja buvo tokia. Europos Sąjunga deklaruoja abejingumą prigimtinių tapatumų, prigimtiniam skirtumam, tokiam savybėm kaip lytis, spalva, tautybė, taip toliau. Norėdama išlikti nuosekli, dabar visų atbėgėlių masto akivaizdai, jinai turėtų juos traktuoti lygiai ir vienodai su vietiniais vokiečiais, lietuviais ir kitom europiečių tautom.
arba gali rizikuoti nebūti nuosekli ir vietinius ir atbėgėlius traktuoti skirtingai. Kaip manote, ką rinksis Europos Sąjunga? Europos Sąjunga jau jie pasirinko. Jeigu reikėtų kokio atsakymo ir kad nereikėtų ilgai galvoti, kaip atsakyti, tai aš manau, kad yra valstybė, kurios piliečiai galvoja taip pat kaip europiečiai, bet kartu skirtingai. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ir kaip jūs žinot, amerikiečiai irgi visam pasauliui sako, amerikiečiai dar karščiau, dar entuziastiškiau jie skleidžia šitą savo demokratijos religiją. Amerikiečiai tam tikrą prasme yra realistai ir idealistai, bet jeigu kas nors iš jūsų pabandysit peržengti Meksikos sieną su Jungtinėm Amerikos valstijom, ten Amerika turi vidinių problemų, nes daugybė jau sudaryta paramilitarinių junginių, kurie gina Jungtinės Amerikos valstijos sienas. Ir toks įdomus paradoksas, amerikiečiam visam pasauliui kalba, kad visi žmonės yra lygus, kad yra vienodos tos vertybės, kad yra laisvoji rinka, yra pagrindinė ekonominė jėga, bet kai meksikiečiai ir visi Latino Amerika ten pašoniai, kad jie sako, mes irgi norim. Stop. Jūs norite Amerikos bendro gėrio? Sveiki atvykę. Mes negalim visų. Ir čia kalba, atkreipkite dėmesį, kur yra emigrantų valstybė. Jie saugo savo sienas. Ir tie, kurie atvažiuosit su lėktuvu, atskrisit. Ir tie, kurie bandysit pereiti iš Meksikos pusės. Ir aš manau, kad čia yra, todėl, kad amerikiečiai žino, kas jie yra. Jie turi savo tapatumą. Jie turi tą kitą elementą. Europos Sąjunga to nežino. Nes greičiausia, jeigu šiandien atsitiko kas nors, va šiuo metu, nedaug dievė, kažkas nugriovė Eifelio bokštą, aš turiu jums prisipažinti, kad man truputėlį nėra taip skaudu, kaip jeigu būtų nugriautas Vilniaus Gedimino bokštas. Truputėlį man Gedimino bokšto būtų skaudžiau. Yra skirtumas. Tokioj didelėje erdvėje žmonija nėra politinė savoka. Nėra žmonijos valdymo. Žmonės valdo save, kai jie jaučia tam tikrą bendrumą. Kaip mes atradom nuo 19 amžiaus, taip save ir valdom. Amerikiečiai irgi šitą idėją turi. Amerikiečiai turi su kuo tapatintis. Konstitucija yra, kuri iškovota per kraują, per pilietinius sunkiausius karus. Ir jie žino, ką tai reiškia. O kai jiem reikia kalbėti su Europos Sąjunga, tai žinot, jie visada ir nervinis. Su kuo čia kalbėti? Tas klausimas amžinas. Nes su jais dar ne šiaip, kad kalbėti. Aš nesuprantu, žinot, kaip šita kreipėsi Marine Le Pen paskutiniam, kai su Holandu buvo Merkel Europarlamente. Jinai savo prezidentą kreipėsi. Gerbiamas vicekanclerė. Supratot ironiją? Nes kodėl šitie du yra, tarkim, aš jau logikos net nepagaunu, kodėl šitie du asmenys ten ir dėrybose dėl Ukrainos dalyvauja, dėl ko šitie du asmenys nuolatos yra kažkokiam išskirtiniam statuse. Amerikoje tai yra jokiais atvejais neįsivaizduojame. Ir tai yra problemos, kurios yra demokratijos problemos. Nuo Klaipėdos iki Lesbo salos Europoje reikalinga demokratizacija. Nes čia turi būti kaip kilo tautos. Lietuvių nacionalizmas tai buvo kelias į demokratiją. Kai mes pradėjom suvokti, kad čia esam kažkokiai tautai priklausantis ir esam kitokie, mes norėjom patys save valdyti. Lygiai tą patį šiandien daro Jungtinės Amerikos valstijos. Kas daroma Europos Sąjungoje? Nesiseka, negalima taip eksperimentuoti. Neskubėkim bent jau, kaip Vytas sakė. Uždarykim trumpai tą laboratoriją. Nes iš to jau matėt, aš manau, kad kaimynai žiūri labai atidžiai. Ir tai, ką dabar sakau, tai jie visi jau, kas čia bus pasakyta dar priekį, aš manau, kad jie puikiai žino. Ir būtų keista, jeigu jie neišnaudotų, remiantis tą pačią politinę logiką. Jeigu mes šito dalyko nesuprasim, ir tas toks nuolatinis mūsų žeminimas, rytų ir vidurio Europos, Lietuva šitoje vietoje tai iš vis aš tyliu. Bent jau šitoje vietoje man labiau, aš esu su vidurio Europos šalim, kurios bent jau turi poziciją kažkokią. Mes tai čia, aš nesuprantu. Radžilas supranta. Ką, nors esu užtarnauto poilsio, bet irgi klausimas svarbus, tai trumpai.
Jis mane sudomino štai kodėl. Jūs minite europinės vertybės ir sakote, kad tai yra laisvė, lygybė, taip toliau. Problema yra ta, kad tokio dalyko kaip europinės vertybės, griežtai kalbant, nėra. Aišku, kad nėra. Nes tai, kas vadinama europinėm vertybėm, yra... Nes mes patys visiems išplatinom po visą pasaulį. O dabar jie patikėjo ir atvažiuoja ir kaip mes jiems sakysim, kad ne. Taigi ne mūsų vertybės, jos universalios. Tai yra šiuolaikinės dabartinį integracijos projektą grindžiamų dviejų politinių ideologijų, iš esmės neomarksizmo ir neoliberalizmo principų sintezė. Lygiai taip pat kaip demokratijoje nėra nieko specifiškai europietiško. Ir todėl reikia kalbėti apie tai, kad Europa iš tiesų šiandien jokių vertybių neturi, bet ji pateko į savo pačios ideologijos spąstus. Šita ideologija iš esmės tarnauja, kaip jau sakiau, merkantiliniams interesams, nes jos negyvybingumą parodo paprastutis faktas. Europa išmiršta. Neįmanoma rasti svaresnio įrodymo, kad bendruomenė ir projektas yra negyvybingas. Tai štai kokia yra strategija. Strategija iš esmės, remiantis tais dviem ideologiniais postulatais, kad abstraktus individai yra laisvi ir lygus ir ignoruojant visus potencialiai pavojingus skirtumus, kuriuos aš manau, tiesiog absorbuoti žmogišką medžiagą arba biomedžiagą, tikintis, kad jį kompensuos vadinamų europiečių išmirštančią populiaciją. Ir todėl galime sakyti, kad reali padėtis yra tokia, kad absoliučiai merkantilinis interesas rasti naujos biologinės medžiagos, kuri dirbtų, yra įvelkamas į pseudovertybinę retoriką. Bet kaip jau minėjau, jeigu būtų iš tiesų vertybės, čia Alvydas labai teisingai pasakė, Amerika to ir skiriasi nuo Europos Sąjungos, kad amerikiečiai yra, nors yra imigrantų ir multietninė bendruomenė, jie vis dėlto yra užbaigtinė apribota bendruomenė ir iš tikrųjų turi vertybės. Bent jau jie turi savąją konstituciją. Europa neturi jokių vertybių ir joje viešpatauja vertybinė retorika, dangstomas, kraštutinis su cinizmu besiribojantis pragmatizmas. Žmonės naudoti kaip žmogišką žaliavą, tikintis naiviai, kad visus, kurie tik bus pritraukti, galėsi perdirbti. Kuo baigėsi, patys žinoma. Čia europinės vertybės, nors visi rašo laikraščiai, čia yra paprasčiausias dar vienas ideologinis mitas. Nes laisvė, lygybė, demokratija yra valdymo principai, niekas daugiau. Čia nėra nieko vertybiško. Aš dar kartą tą mintį, kur sakiau, iš tikrųjų, aš manau, kad Europa padarė daug. Mes tą Ameriką sukūrėme. Europietiškų idėjų kūrinys yra ir tarp kitko migracijos būdu sukurtos Jungtinės Amerikos valstijos. Bet šiandien tie, kurie atvažiuoja, jie žino mūsų europietiškas idėjas, nes jos yra pasidariusios jau kosmopolitiniam idėjom ir kažkokiu keistų būdų mes dabar tampam, kaip Vytas sakė, įkaitai savo pačių idėjų. Aišku, mes norim būti avangardę, toliau pasaulinę dvasią stumti į priekį. Ir aišku, kai jie įsikurs mūsų Europoje, tai mes juos gazdysim taip, kaip po komunistiniais laikais, kai kuriuos gazdina rytų ir vidurio Europos žmonės. Tai yra, jūs papasakokit jiem apie tai, apie ką diskutuojama šiandien yra vakarų žiniasklaidoje ir kitur su atvykėliais iš Šiaurės Afrikos, su musulmonais. Aš noriu pasakyti, kad jeigu jie dar nebuvo priešiški šitai kultūrai ir jos moraliai, tai jie pasidarys išgirdę apie kai kurias mūsų vakarietiškas bendruomenės. Atkreipkite dėmesį, jiem priimtinas yra tam tikras rinkinys mūsų normų, bet tam tikri dalykai, jeigu tu nori likti doras musulmonas, jiems bus nepriimtini. Ir čia ne dėl to, kad mes jų neįtikinsim, bet tiesiog, kad jie yra kitokie. Ir čia visi tikim, kad pasaulis gali pasikeisti ir vilkas gali gulėti prie ėriuko vienas kito neliesdami, bet čia politikos pasaulis, o gali taip nebūti. Nes dabar
Iš tikrųjų toks yra aišku, kaip visada diskusijose. Gali būti, rinkime juodžiausią variantą, gali ir nebūti, bet ryškiai, kad vakarai šiandien nebeturi tos jėgos, ypač Europą, nes aš bijau net pagalvoti, gerai, kad mes saviškius išmetėm lietuvių daug į Jungtinės Amerikos valstijas. Neblogai, kad ir Australijoje dar mūsų yra, bet kai pažiūri, kad Kinija dar yra ir šalia Rusija, tai aš nesu čia Europos studijų ar tarptautinių santykių specialistas, bet tokio ir nereikia būti, nes čia turbūt kartais jie daugiau neutralizuoja. Aš iš vis nenoriu, man gėda su jumi yra kalbėti, nes aš nežinau, kaip Sirija atrodo, aš ten nematau, kaip bombarduoja ir galbūt tai yra Radžvilo sugalvotas blefas, arba žiniasklaidos. Jaučiat, kaip tai yra toli nuo empirinės patirties, bet iš to, ką aš jau manau, čia visiems yra aktualu, nuo ko reikia kailį gelbėti tam tikrą prasme, nes įsivaizduoju, kiek čia jų gali atvažiuoti, nes jeigu tai prasidės, tai paskui neištaisysit. Bet karaimais dabar visi didžiuojamės. Kiekvieną, pabandykit, karaimai yra labiausiai saugomas dalykas Lietuvoje, nes tai yra iš tikrųjų svarbiausias dalykas, kuris rodo mūsų tolerantiškumą per daugybę amžių, kaip jie čia kartu išbuvo. Bet, o įsivaizduokit, šitoj vietoj baigiau. O įsivaizduokit, jeigu būtų kitaip buvę, jeigu jų būtų daugiau. Matėt, kaip vengrai sureagavo. Vengrų istorinė atmintis taiga suveikė, jie prisiminė turbūt savo karus, kurie buvo netrumpi su ateiviais iš rytų, su invazija. Ir Orbanas pradėjo statyti galingas sienas. Ir tam regione tai atmintis yra iš tikrųjų dar kitokia. Ir kas įdomiausia, mes čia kalbam su jum, o dabar mūsų toks yra didelis Europos bendrumas, kad aš irgi neįsivaizduoju, kas ten Lesbo saloje darosi šiuo metu, o tik esu matęs, kas darosi ties Ispanijos ir Maroko sieną. Gal esat kas matė video priemonėse. Ten jau vyksta seniai, kad jie susirenka visi iš Afrikos prie sienos ir yra tokia gyvenk arba mirk sporto rūšis. Ten šita siena pastatyta iš 3 dalių. Jie gali veikti greičiausiai tie, kurie galėtų dalyvauti olimpinėse žaidynėse, bet pasirodo, kad iš tikrųjų Afrikoje yra daug stiprių žmonių. Ir jie įveikia tą sieną. Ir didžiausia kiaulystė, kur padaro Ispanijos vyriausybė, jos grąžina atgal į Maroką. Ir tada visi yra labai nusivylę ir sako, kad ES yra pažeista ES teisė. Jeigu žmogus jau yra čia, jis turi būti pabėgėlis. Ir jie reikalauja šito dalyko. Bet siena, jūs pažiūrėkit, kas YouTube tos kadrus, jie visi iš tikrųjų gyvena miške ten ilgai, sunkiai arba kur nors. Pagrindinis tikslas yra įveikti sieną. Ir tai ne dabar, tai vyks anksčiau. Bet aš kažko tai nemačiau, kad Lietuvos su Latvijos siena ten kiaurai gali varyti dabar, kad būtų kas nors panašiai. Jūs pamenat, kai mes stojome į Europos Sąjungą, mums sakė, ar jūs mokėsit apsaugoti rytinės sienas? Cigarečių nepraveši saugo. O ką daro Italija, Prancūzija ir kitos išsivysčiusios pietų regiono šalis? Aš nežinau, aš tik staiga matau, kad Vengrijoje yra kiekvieną dieną ten praeina beveik koks Šilalės miestas ar Šilutės. Ir tai dabar Europoje tapo norma. Rajono centras vienas praeina per Europą. Jūs galite įsivaizduoti, jeigu pajudėtų mano gimtasis Gargždų miestas ir visas pereina per Lietuvą. Tai būtų įdomu, visi su mobiliakais filmuotume, tai ir darom. Aš nežinau, ar jūs pajutot, kad ką tik antrą pranešimą paskaitėt, bet mes visi jums už tai dėkojam. Čia dėl Radžvilo, tik dėl Radžvilo. Mane reikia saugoti. Ar mūsų praeitybės dar porą klausimų atsakytume? Aš norėčiau grįžti, kol nepabėgat, prie vietos momento apie demokratiją. Čia viena vertus jūs palyginat Višegrado šalis su Baltijos šalim ir jų laikysena, kita vertus profesorius Radžvilas minėjo šalių atsakomybės prieš piliečius momentą. Man jie buvo atrodo probleminiai šiandien Europai.
demokratija gali nesuveikti, aš taip įsivaizduoju, europiniam kontekste dviem lygiais. Arba valstybė gali neatstovauti piliečių, arba Europa gali ignoruoti valstybės sprendimai. Šiandien, kaip buvo priimami sprendimai dėl privalomų kvotų, kurie, kaip suprantu, galios ilgą laiką, ne tik dėl tų 1105, kuriuos mes, pavyzdžiui, gavom, jie buvo priimti kvalifikuotos daugumos principų, ignoruojant kai kurių šalių sprendimą atstovauti savo piliečių nuomonę. Tai yra, kai Višegrado šalis balsavo prieš. Bet jos vis tiek privalo tą bendrą daugumos sprendimą ES mastu įvykdyti ir savo šalyse. Kaip joms būti atsakingoms prieš savo piliečius, kai jos yra de facto nepajėgios tos atsakomybės ir tos valdžios, kuri sukelia atsakomybę, įgyvendinti? Mano atsakymas būtų, kaip? Nežinau. Va čia ir yra, apie ką kalbėjau. ES sukūrė tokią struktūrą, kuri, matėt, ir nesuveikė šitoj vietoje. Ir reikia galvoti, kaip dažnai jinai gali šitoj vietoje nesuveikti. Šiaip tai visiems patiko šitas spektaklis, kuris vadinosi rinkimais į Europos parlamentą. Ir iš tikrųjų patinka tie artistai geriausiai apmokami, kurie vadinasi europarlamentarais. Bet jie jau savaime turi reprezentavimo problemų, nes jie neturi daugybės kitų demokratijos atributų, jų kontrolė, visa kita. Ir čia tokia yra, iš tikrųjų, demokratija ten dažniausiai turi tą problemą, kad jos išrinkti atstovai nuvilia. Seimas, atsiprašau, Audriaus Ažubalio, Seimas irgi nuvilia, patys išrinkom ir velnias. Ir vėl nuvylė. Noriu pasakyti, ES šito negali padaryti. Nėra nei vieno, kuris nusivylė europarlamentarą. O tada, kai tu sakai, iš tikrųjų yra problema yra tokia gili, kad mačiau Lenkų spaudoj, bet Lenkija dabar negali tikėti rinkimai ten ant nosės. Pasirodė žinia, kad Kopač, ministrė pirmininkė, sutiko priimti 100 000. Ir ten, kaip prašo, žinot, žurnalistai, iš patikimų šaltinių Briuselio. Net 3 patikimų šaltinių. Aišku, už tai kažką tai Lenkija turbūt gavo. Tai va, šitoj vietoje reikia kažką keisti. Va tai, ką pasakė Vytas, yra ta vieta, kur net ryškiai yra antidemokratinė vieta. Ir čia reikia keisti. Va, jeigu būtų europarlamentarai, tai jie dabar jau sukurtų tokią žodžių vaišės, kad čia viskas dabar įmanoma. Kadangi, va, kaip Vytas sakė, tai yra iš tikrųjų toks ideologinis projektas, tai viską galima žodžiais padaryti, bet realiai yra tai, kaip tu sakei, iš tikrųjų, kaip dabar elgtis. Geriausia tai Lietuva Vytai sprendė tą dalyką, bet... Lietuvoje demokratija susimovė pirmam žingsnį atstovauti piliečius. Jo, čia geras, Lietuva susimovė pirmam, Višegradas antram. Bet čekai sako, aš nežinau, ar girdis Vilniui, čekai griežia dantimis visi dabar. Čekai, žinot, jie 20 amžiui ir Münchenas, ir 68 metai, ir jau jie buvo prisiekę, kad niekas su jais daugiau taip nesielgs. Ir dabar, sako, jie ypač Čekijoje, ir Višegrado visose šalyse. Įdomu, kaip bus Austrijoje, kai baigsis net rinkimai, kažkokie į savivaldybės ar kažką. Čia tik lietuviai. Pirmoj pakopoj susimauna. Jūs nepridursit? Labai paprastai. Nėra joks atsitiktinumas, kad būtent Višegrado šalis ir būtent Vengrija pirmieji sukilo prieš šitą tvarką. Juk Vengrija, nepamirškime, pirmieji rimtai sukilo 56 metais. Jeigu žvelgti į istorinę perspektyvą, tai aš manyčiau, kad šitoks kvotų primetinėjimas ir toks elgesys, kuris griauna bet kokį aiškiai ideologinis mitas yra Europos valstybių, ten vienybė ir visa kita. Iš laisvi ir lygus broliškų tautų šeimoje mes tą girdėjom sovietmečiu ir ko tai buvo verta žinom, dabar matom tą patį. Tai be jokios abejonės, tai tik provokuos dabartinės Europos Sąjungos, kokia eina šiandien, birėjimą, nes
nuo šito negalės apsaugoti joks ideologinis smegenų plovimas, nes yra banalus dalykas – savisaugos instinktas. Kad ir kiek tu įtikinėtum žmonės, kad nieko nevyksta, reikia tiesiog būti aklam ir bukam, kad tu nematytum šitų de facto besisteigiančių getų, kad nežinotum, kad Prancūzijoje yra apie 30 teritorijų, kur jau negalioja Prancūzijos įstatymai ir visa kita. Tavo skirtumas elgesio, aš manau, yra politinė patirtis. Net ir komunizmo laikais Višegrado šalis turėjo suverenitetą, tegul ir ribotą. Pas mus tiesiog yra išlikęs instinktas, kaip vis dėlto uoliai vykdėme viską, ką liepdavo Maskva. Šitas instinktas jau pasirodė tiesiog netingiausiais pavydalais. Ratifikavome Europos konstituciją neskaitę, kurios niekas net nepriėmė. Ir daugybė tokių dalykų yra padaryta. Ir dabar, kai žiūri šitą į mūsų valdžią, kuri maldauja, laksto, kad malonėkite pas mus atvykti, vėlgi tai kai ką primena. Šitaip elgdavosi sovietinių laikų gamyklų direktoriai, kuriems trūkdavo darbo jėgos, jie lakstydavo po visą Sovietų sąjungą ir kviesdavo, viliodavo darbo jėgą. Užuot kėlus labai normalų klausimą, tai gal tada reikia mąstyti truputėlį tautos ir valstybės intereso kategorijom. Ir tie verslininkai, pavyzdžiui, verslo sluoksniai, kurie sako 50 000, čia yra smulkmena, tai nejaugi naiviai tikisi, kad tie žmonės dirbs už 100 eurų. Aišku, kad ne. Tai gal tada pradėkime tvarkyti savo ekonominę, socialinę ir taip toliau politiką, kad grįžtų mūsiškiai, nes kažkada Lietuvoje dar ne taip senai darbo jėgos perteklius buvo. Labai keista rūpintis visų pasaulių, jeigu Europoje sumušėme rekordus pagal prarastą žmonių skaičių. 800 000, čia yra protų nesuvokiami skaičiai. Taigi, kaip matote, viskas priklauso nuo tautinės ir valstybinio sąmoningumo. Jeigu tu turi, suprantate, Liokajaus išugdytą sovietmečių psichologiją, tu gali vadintis užsienio reikalų ministru, prezidentu, premjeru, ko tik nori. Instinktas tarnauti bus. Jisai veiks, tiesiog jis tampa antrąją prigimtinį. Manau, čia yra mūsų didžioji problema Lietuvoje. O Višegrado šalis ir kitos, jie paprasčiausiai prabus, o vakarų Europoje, beje, kas vyksta vakarų Europoje, bijomasi tos vadinamosios radikalios dešinės. Didžioji dalis tos radikalios dešinės iš esmės reikalauja tą patį, dar vienas ideologinis mitas, ko reikalavome mes sąjūdyje. Ko reikalavome? Labai paprastų dalykų. Joks sveiko proto žmogus neneigs, kad negali šitame pasaulyje būti uždaros valstybės arba grynakraujės tautos. Bet realiai apie ką mes kalbame, kad vyksta faktiškai milžiniško masto forsuoti ir masiniai demografinis gyventojų sudėties pokyčiai, kurie net pažįstamai keičia šalių veidą. Ir mes paprasčiausiai tada sakėme, kad vis dėlto mes norim, kad Lietuva būtų atvira pasauliui, pažangi, taip toliau, bet vis dėlto Lietuva. Tai šiandien, kai daro prancūzai, vokiečiai, taip toliau, tas suvokimas tiesiog bunda ir pas juos. Jie nesupranta, tu gali kiek nori užsiminėti ideologinį svaičiojimų, kad čia nieko nėra, bet gyventojų kultūriniai skirtumai, visa kita, jie tiesiog keičia šalį iš esmės. Ir realus pavojus, kurį jaučia visi viduje, nepasidavę ideologiniam šitam aklumui, yra tas, kad šitokios tendencijos visada baigėsi tuo, kad iškyla klausimas, kieno yra šalis. Tipiški pavyzdžiai – Latvija. Sovietmečių buvo labai tvarkingai, per keletą dešimtmečių pakeista Latvijos nacionalinės sudėtis. Ir šiandien Latvijoje yra dvi bendruomenės, jų santykiai patys matote yra sudėtingi. Ir tai yra Latvija, kur iš esmės didelis kultūrinis artumas, daugybė istorinių ryšių. Kas būtų, įsivaizduokit, Baltijos taryboje lietuviai ir estai nutarė Latviam išrašyti kvotą. Latvijai pasiųstų velnių. O dabar praktiškai padarytas yra tas pats. Ir Višegrado šalis nuo to, manau, pagristai ginasi. Dar Lietuvoje yra partija, kuri konservatorių partija. Ir aš tarp kitko, va šitų įvykių fone, išskyrus Audriaus tekstą Delfi, daugiau nieko nemačiau. Aš nelabai suprantu, kur čia mūsų, kur dingo konservatoriai, kas... Prašau nepolitikuoti šitą institutą.
Gerai. Aš tikiuosi, profesorius Radžvilas atleis, kad profesorius Jokubaitis jį nutraukė. Aš tikiuosi, kad kolega, kuris čia kėlė ranką, nepyks, nebent jūs dar turit kelias minutės, nes nebent tai yra labai trumpas klausimas ir labai trumpas atsakymas. Geriau klausimas. Varyk. Šiaip, jo, trumpas klausimas. Iš tikrųjų, bandau suprasti Europos vadovų mentalitetą ir paaiškinti jų veiksmus. Klausimas toks, ar gali būti, kad jie atverdami sienas priverčia tokiu būdu šiek tiek brutaliai pradėti Europoje, tarkim, esančius žmonės galvoti apie ekonominių skirtumų išlyginimą tarp šalių ir tam tikrą prasme investuoti juos į kitas šalis. Gali būt, bet čia žinokit, čia toks yra paskutiniu metu būtent tas klausimas, atspėkit, ką daro ponia Merkel. Ir niekas negali atspėti. Net vieną dieną man buvo susišvietę galvoje, kad jinai nori Nobelio premiją gauti. Ir kadangi jinai buvo tarp kandidačių, bet aš labai norėjau, kad jai duotų Nobelio premiją. Tikrai nuoširdžiai norėjau, kad duotų Merkel Nobelio premiją, kad, žinot, kad Europos Sąjunga turi Nobelio premiją. Tai tada Merkel reikėtų duoti Nobelio premiją. Ir noriu pasakyti, kad jau su jais viduj, čia baisiausia panašiai kaip Sovietų Sąjungoje, reikia pradėti kalbėti makiaveliškai ir demagogiškai. Nes aš atsimenu, čia iš Lenkijos draugai, Lenkijos Krokuvos universitetas nedavė Boroso garbės daktaro vardo. Ir Adamas Miknikas čia Vilniui putojasi, kaip čia Krokuvos universitetas nedavė Boroso, kai jisai baigė savo karjerą, garbės daktaro vardą. O aš tada, kaip makiavelininkas, sugalvojau ir Adamui sakau, klausyk, o ką jis tokio padarė? Jisai sako, daug Lenkijai padarė. Stop, sakau, jis atstovavo Europos Sąjungą. Tai jis mums turėjo padaryti, lietuviam daug, visiems turėjo padaryti. Ir jau čia pradedam pereiti prie tokio demagoginio lygmens. Politikoje demagogijos visada yra daug, bet jinai nėra gera. Ir jūsų klausimą atsakau, viskas gali būti. Va dabar visa Europa sėdi, tokia jaučiat, va tokie visi paėmė, tokia nuotrauka mūsų įdėt visų ir visi galvojame. Kas Merkel galvoje? Ir čia įdomiausia yra demokratinė šalis. Nes klausimas pakartoja tai, ką visi uždavinėjo anksčiau. Kas Putino galvoje? Dabar jau turim du uždavinius. Kas Putino galvoje ir kas Merkel galvoje. Apie Olandą tai dar ačiū Dievui, nereikia klausti, nes pasigalvoju, tai daug perskaitytų knygų. Ta korektiška nata aš turbūt kviečiu ir pabaigti šitą renginį. Profesoriaus Jokubaičio laukia užsiėmimas, profesoriaus Radžvilo laukia poilsis. Gal kas turi darbo Radžvilui daugiau? Aš organizatorių paprašau. Aš norėjau organizatorių vardu padėkoti jums, bet atrodo, kad tebe labai reikia. Ačiū abiem profesoriam, ačiū jums, kad atėjote, ačiū ypač tiems, kurie stovėjo. Aš europietiškai su jumis solidarizavausi ir iki kitų kartų.